Sveiki visi! Žinote ką? Sniege, tai kokie ten šeimininko popieriai tavo viduje? Nekantrauju sužinoti, Palaugi nekantruoli. Jie dar nepakankamai ilgai šąla, kad suprasčiau. Tobi, ką norėjai mums papasakoti? Aš pamiršau. Tuoj prisiminsiu. Niekaip negaliu prisiminti. Šitau toks jaunas, o jau neprisimena. Va, jei Rožė ko nors neatsimintų, tai nenustepčiau. Kefyrė, nors ir esu garbingo amžiaus dama, viską kuo puikiausiai atsimenu. Aš rišu mazgelius ir šitaip nieko nepamirštu. Ar susitvarkiai savo vidų, kai buvai žadėjusi, Ak, visai išgaravo iš galvos. Tobi, tai kokia ta naujiena? Man sunku prisiminti, kai jūs kalbate. Yra sakoma, kad norint kažką atsiminti, reikia vėl daryti tai, ką darei prieš pamiršdamas. Tobi, pabandyk iš naujo įvažiuoti į kambarį, gal tada atsiminsi, kokią naujieną norėjai mums papasakoti. Gerai, pabandysiu prisiminti. Važiuoju, pasuku, įvažiuoju. Ei, klausykite! Žinau. Bilietai. Aš vėl pamiršau. Sniege, jokio supratingumo. Gal bent pasakysi, ko čia taip riekauja? Tai apie tuos šeimininko popierius. Tai ar labai prasti popieriai? Kaip tik neprasti. Tai 4 bilietai į spektaklį Raudonkepuraitė. Ir visa šeima išskubėjo į Šešėlių teatrą be bilietų. O kas tas Šešėlių teatras? Negi nežiūrėjai Kodėlčiuko rubrikos? Na jau, ką tu pats išmanai apie teatrą? Nepatikėsi, bet esu tikras teatro žinovas. Jei kas nors užkabintų mano užuolaideles, tai ir pats būčiau kaip mažas teatriukas. Greičiau televizorius, kuris niekad neužsičiaupia, net ir kumštelėjus į šoną. Sustok, akimirka žavinga. Oi, Rože, na ir manieros. Bet tai bent išsiblaškelis tas šeimininkas. Aš visą laiką sakau, kad geriausia valgyti žuvį. Tada jokių problemų nekyla. O kaip ašakos? Juk jas prarijus gali būti blogai. Na tai reikia valgyti žuvį, o ne ašakas. Rože, o kodėl tavo tokios didelės akys? O kodėl tavo tokios didelės ausys? O kodėl tavo tokia didelė burna? Kad tave lengviau praryčiau. Būti ar nebūti? Štai kur katinas. Tobi, tai ką norėjai mums papasakoti? Aš niekaip negaliu atsiminti. Na kągi, turim 3 užuomaršas. Šeimininką, Tobi ir Rožę. Garantuoju, kad ir Sniegas kažką yra pamiršęs. Ot ir ne. Nenoriu girtis, bet aš vienintelis kambaryje, kuris nieko nepamiršo. Bet juk jūs pramiegojate, dėde. Na, bet tai juk ne tas pats, kad kažką pamiršti. Ei, Sniege! Ar atsimeni, ką sapnavai tą naktį, kai pramiegojai, Aišku, kad atsimenu. Kažką apie sniegą, varškės sūrelius. Na, o tiksliau galima būtų. Gerai. Ne visai atsimenu. Matai, visi kažko neatsimenam. Bet aš mažiausiai. Aš jų katinas ir man nerūpi kitų reikalai. Man svarbiausia atsiminti, kiek ūsų turiu, kad mėgstu žuvį, kad dieną būtina bent šiek tiek numigti, o štai ir viskas. Tobi, gal jau pavyko atsiminti? Aš jau irgi nekantrauju sužinoti, ką šį kartą mums papasakosi. Dar neatsimenu, nors rodos kabo ant kapoto galo. O jei pabandytum atsiminti, su kuo susiję tai, apie ką norėjai papasakoti, gal šitaip atsiminsi ir pačią žinią? Apie ką? Aišku, kad apie mane. Ne, tai ne apie tave, Kefyrė. Gal tai kažkas apie naujas maisto atsargas? Rudenį visada pasiruošiu papildomai vietos, nes reikia sutalpinti visas atsargas. Ne, dėde, ne apie tai. Žiūrėk, Sniege, jei iš uogų būna uogienė, tai gal iš žuvies būna žuvienė? Aišku, kad būna. Tu ką, nežinojai? Ot nežinojau. Būtų smagu kada nors paragauti.
Tobi, gal šeimininkė ketina mane perstatyti į garbingesnę kambario vietą, pavyzdžiui, per vidurį. Ir ne apie tai. Tai gal čia apie Dominiką? Juk Tobis yra mėgstamiausias Dominiko mašiniukas. Tai jis iš jo ir išgirsta visas istorijas. Kefyre, tu puikus. Nesakyk, kad dar nežinojai. Dominikas man pasakojo, kad Urtei savaitę nereikės eiti į mokyklą. Atostogų reikia ne tada, kada per dienų dienas žaidi ar nieko neveiki. Va. Kefyre, koks tu kartais juokingas. Ei, klausykit, šiandien juk prasideda atostogos. Kaip smagu, kad Tobis galiausiai atsiminė, ką buvo pamiršęs. Tikiuosi, kad Urtė, Dominikas ir kiti vaikai taip pat nepamirš per atostogas nuveikti ką nors smagaus.